Esu Aurimas Mockus, futbolo klubo Lietava žaidėjas, žaidžiu gynėjo poziciją. Kas blogiausia, visada norisi pamiršti. Bet vis dėlto, ar prisimeni savo pirmasias šio sezono rungtynes, tiksliau minutės? Jo, trumpas buvo minutės pačios pirmos, bet ką darysi, futbolas toks žaidimas, gavau traumą. Aišku, treneriai geri atstatė greitai, žaidžiu dabar. Kaip dabar jautiesi? Ar nėra tokios psichologinės traumos kovojant su varžovais? Ne, baimė jau dingo, pradžiai gal biškai žaidime buvo tokia, į dvikovas baisu buvo eiti, bet dabar gerai jaučiuosi. Grįžkime į pradžią. Kada pradėjai žaisti futbolą? Futbolą pradėjau senai, prieš 23 metus. Buvo 7 metai. Tada atsimenu, dar su draugai žaidėm futbolą kieme. Tuo metu buvo perspektyvų žaidėjas toks Mindaugas Legeckas. Jisai pasiūlė ateiti žaisti futbolą. Nusivedė mane, tada pas tuometinį trenerį Vytautą Stanevičių. Tada buvo mano pirmieji žingsniai. Ar nebuvo galvojama, kad pakeisti sporto šaką, ar apskritai nueit kur nors į kultūrą kokią? Buvo, daug buvo pagundų iš kiemo pusės, draugai sakydavo, einam geriau kažkur, tai gal krepšinį kokį pažaisti ar dar kažką, bet tekdavo aukoti ir eiti treniruotės. Aišku, būdavo daug minčių ir mesti futbolą ir ne vieną kartą jau bandžiau, bet vis treneris, išvelgdamas perspektyvą, mane traukė į futbolą, kad žaisčiau ir taip toliau. Prisimeni savo pirmasias rungtynes Lietavoje? Pirmasias, taip. Tada atsimenu, dar treniravo berods Gediminas Dunevičius, tas treneris. Ir buvo pakvietęs mane į antrą Lietavos komandą, tada ten pasirodžiau neblogai, mušiu įvarčius. Ir tada perėjau ir į pirmą komandą. Taip pat debiutas buvo neblogas, kiek pamenu, įvartis ir perdavimas rezultatyvus buvo. Ir taip ir įsitvirtinau Lietavą. Kelis sezonus teko praleisti? Jonavoj nežaidėjai? Jo, buvau biškai, įstojau į universitetą, studijavau Kaune ir berods 4 metus žaidžiau. Ten lygai teko žaisti. Esi komandos kapitonas. Kada, kas rinko, ar treneriai norėjo, kad taptum vedančiuoju? Prieš sezoną tiesiog buvo susirinkimas, visi susėdo, vyko balsavimas ir komanda nutarė, kad būsiu kapitonas. Kapitonas kaip ir atsakingos pareigos, trenerio antras asistentas. Kaip vertini Laurino Stonkaus kapitono pareigas? Manau, neblogai mane pavaduoja. Lyga rezultatyviausias žaidėjas. Tavo hobis? Hobis? Futbolas be abejo. Daugiau kaip ir neįsivaizduoju. Jeigu tęsiant tą temą, tai vis dėlto kas tie vikingai? Vikingai? Vikingai. Jonavoje gerai nugarsėję vikingai yra. Dabar mačiau ir LFF puslapį rašo apie vikingus. Laimėję esam turnyrus. Toks sporto klubas, kurį pats įkūriau. Bandau vis plėsti. Įvairios sporto šakas, buvo tinklinis, krepšinis, futbolas. Gal ateityje dar kažkokias sporto šakas įnešim. Ir grįžkime prie Lietavos futbolo klubo. Buvo didelis pakilėjimas, dabar šiek tiek komanda, nepasakysiu, kad didelėje duobėje, krizėje, pralaimėjote 2 rungtynes. Kaip pats vertini nueitą kelią ir ko tikiesi sezono pabaigoje? Nemanau, kad čia labai didelė duobė, bet kokiu atveju buvo 9 pergalės, tai nemanau, kad čia visos komandos, jeigu eitų ar ant čempiono, ar ant kojų, tai čia visas varžybas reikia laimėti. Buvo prieš tas pačias komandas, kur ir pralašėm pirmam rate, laimėjom prieš jas, tai viskas gerai, komanda geros nuotaikos, toliau žiūrime į priekį, dar turim ir tas 4 taškus persvaras, nemanau, kad čia maža. Manau, viskas bus gerai. Dėkui už pokalbį ir sėkmės. Dėkui.